esu Marekas, šiandien trumpai jums papasakosiu apie tai, kaip galima tapti drifteriu. Aišku, kol kas neprofesionaliu, o tiesiog mėgėjų, bet vis tiek, tai labai smagu. Taigi pradėkime nuo to, ko reikia norint tapti. Aišku, finansų. Vienam to užsiimti pakankamai sunku. Tai reikia susirasti draugą bendramintį. Draugas yra, tu esi, viskas, tvarkoj. Ieškom finansų, susirandam finansus, perka mašiną. Nusipirka mašiną, reikia pradėti darbus. Darbai patys paprasčiausi. Užsivyrini reduktorių, išsipjauni viską, ko nereikia ir važiuoji. Mokaisi ir gal kada nors ateityje tapsi prolygoj ar dar daugiau. Ką dar aš galėčiau papasakoti? Tai sportas ne šiaip savo toks pačiuožinėti ir po to rodyti, kaip tu neįčiuoži arba įčiuoži į stoteles. Kiekvienas tas, kuris bent kiek užsiema šito daiktų, supranta, kad automobilis, kai tampa nevaldomu, galima jį kontroliuoti, bet ne visada. Tas, kuris važiavo aikštelį, jis mieste, aš manau, bent jau aš niekada nevažiuosiu ir nerodysiu savo įgūdžių. Čia beveik tas pats, kas koks boksininkas, kuris yra save gerbintis, išeitų į lauką ir prieš nemokantį demonstruotų, kai jisai moka. Taigi, o nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo taip netikėtai ir netyčia. Su draugu nuvažiavom į Ukmergę pasižiūrėti D1 Sport rengiamų varžybų. Iškart žiūrėjom, kvalifikaciją, viską. Pasirodė, pakankamai paprasta, kad tenais tą aštuoniukę išpaišyti. Pirmas, antras bėgis, viskas atrodo nesudėtinga. Pagalvojom, galbūt ir mums reikia pamėginti. Tai nusipirkom pirmą savo kregždę, labai sėkmingai taip pat iš Ukmergės. Kur pamatėm, kuom norim užsiimti, ten radom ir mašiną. Kas mums pasisekė buvo virintas reduktorius ir hidraulinis rankinis. Variklis 2.8. Pradžiamoksliui pilnai pakanka. Šiokios tokios modifikacijos, kaip ir sakiau, numesti svorį nuo mašinos maksimaliai, rastafkės, ten visą tai, sudėjus mašina tampa stabilesnė ant kelio, plus ilgintos šakės padeda padidinti įsukamumo kampą, tai yra kur kas lengviau kontroliuojama mašina. Ir ką, mes nuvažiavom pasitreniruoti. Pirma treniruotė, atrodė bus paprasta, bet iš tikrųjų nėra labai paprasta. Pirma treniruotė visa beveik įvyko pirmų bėgių ir tik paprastos salutės, ką gali padaryti beveik kiekvienas, kuris turi gal varomą mašiną. Palaipsniui išmokom aštuntuką, pradėjom naudoti rankinį. Rankinį naudoti taip pat vis geriau ir geriau išmokom. Ir galiausiai sudalyvavom pirmose oficialiuose treniruotėse. Treniruotėse sekėsi iš karto, vidutiniškai, bet niekas negimė tai darydamas. Po to vis geriau ir geriau. O tarkim, kaip vyksta varžybos? Varžybos vyksta pakankamai paprastai, vykdoma kvalifikacija. Per kvalifikaciją sužinomi poriniai sekantys važiavimai. Važiuojantis asmeninis po vieną iš karto bando surinkti maksimalų taškų skaičių. Tarkim, yra trasa, tu turi pravažiuoti nepalietęs ne vieno poliuko, turi būti greitis, turi būti kuo didesnis kampas ir yra checkpointai, šalia kurių tu pravažiuoti turi kuo arčiau.
Tada, kai vyksta poriniai važiavimai, iš karto važiuoja, tarkim, tavo priešininkas priekį ir tu turi įspausti išgauti. Maksimaliai arti ir taip pat laikytis, nepaliesti koliukų, visą laiką didelis greitis, šonų slydimas ir taip pat checkpointai. Ir po to apsikeičiat vietom, turi šiek tiek palaikyti atstumą, stebėti, kaip paskui tave važiuoja tavo konkurentas. Na, po to ten finaliniai važiavimai, dėja dar neteko juose važiuoti, bet tikimės, kažkada pavyks. Na, aišku, tam reikia galingesnio automobilio. Nu, ir su laiku mes, aš manau, jį įsigysim. Žodžiu, jeigu jums patiko šitas video, turit kažkokių klausimų, norit kažkokių patarimų, komentuokit, laikykit, šerinkit, viską darykit, ką tenais reikia YouTube daryti. Atsakysim į visus klausimus, kuriais galėsim atsakyti, kurių negalėsim atsakyti, galėsim patarti, kas galim atsakyti. Taigi, prenumeruokit kanalą Be Hero, sekit mus ir būkit čia. Thank you.